Idėja išvežti delegaciją į 13 Makabi žaidynės gimė kažkur tai iš karto po steigiamojo susirinkimo. Mes nusipirkom per Aeroflotą bilietus ir savaitėje prieš išvažiavimą jie buvo panaikinti. Ir per pasaulio Makabi su jų pagalba mes sugebėjome iš Varšuvos išskristi El Al lėktuvu. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Kai tik atskridom, iš karto patekom tą patį vakarą į pagrindinės Izraelio televizijos vakarų žinių sporto bloką, reiškia į tiesioginį eterį. Mes buvom susitarę su Aryeh Rozencveigu, Makabi organizacinio komiteto pirmininku, kad mes išeisim su 3 vėliavom. Tada dar buvom Tarybų sąjungoje, reiškia Tarybų sąjungos, buvo Lietuvos trispalvė ir mes dar buvom savo Lietuvos sporto klubo Makabi, reiškia, kad mes išeisim su 3 vėliavom. Gerai, kad nuvykau į generalinę repeticiją, nes generalinės repeticijos metu pamačiau lentelę, kurioje buvo labai didelėm raidėm užrašyta Tarybų sąjunga ir labai mažytėm Lietuva, reiškia. Ir buvo įžengiant į stadioną, tekstas skambėjo įžengia Tarybų sąjungos delegacija. Sekantį rytą, atidarimo rytą, 8 val. Aš buvau prie Aryeh Rozencveigo durų ir sakiau, kad mums, ko gero, mes turėsim atsisakyti, nes mūsų sutartos sąlygos neįvykdytos. Tai jis labai rimtai atsižvelgė į tai ir tikrai buvo padaryta lentelė. Pusė ant pusės buvo, įeinant mums buvo pasakyta, kad į stadioną įžengia Lietuvos delegacija. Vienintelis dalykas, ką jis pasakė, aš tikrai negaliu nieko jau pakeisti. Tai kai mes įžengėm, skambėjo kazačiok muzika. Tai sakė, viskas jau neįmanoma pakeisti. Tas, kas vyko Lietuvoje 89 metais, jie nesuprato, kas čia vyksta. Todėl jiems... Tik vieną galiu pasakyti, kad kasmet prieš tas Makabiadas visada, kai turėdavo Tarybų sąjungos Makabi delegaciją, nešdavo disidentų nuotraukas. O todėl tai buvo labai didelis įvykis, būtent 89 mūsų dalyvavimas. Ir jie netgi specialiai pristabdė, reiškia, šiaip delegacijos eina viena paskui kitą. O prieš mums įžengiant į stadioną, jie specialiai pristabdė mus ir sulaukė, kol paskutiniai prieš mus ėjusiai praėjo prezidentą ir visą garbės tribūną. Ir tada jie mus įleido į stadioną. Ir žinoma, kilo didžiulės ovacijos, visi stadionas atsistojo ir... של ליטא מברית המועצות, מכבי ליטא, המשלחת שמייצגת את הרפובליקה הליטאית וכמובן את ברית המועצות. 56 ספורטאים ורקדנים באו מליטא ומקבלים יחס חם מאוד כאן. יותר מדגל אחד בידי הספורטאים מברית המועצות, מיד נוכל לראות את הדגלים שלהם. דגל ליטא מונף בידיו של מיכאל דושקסס ודגל מכבי ליטא בידיו של הרץ ז'קס. Ir štai 89 metais vėl Makabi pirmieji, kurie iškelia Lietuvos vėliavą ir giedamas Lietuvos himnas. Tai buvo drąsus žingsnis, tai buvo vėlgi žingsnis ir parodymas Lietuvos ir viso pasaulio sporto bendruomenėms, kad galime tą padaryti. Mes dėkojame Jums už šitą trasą, už tą atliktą milžinišką didžiulį darbą, už Jūsų kasdieninį triūsą ir aukojimąsi sportui ir bendruomeniai. Jūs buvote drąsus, esate drąsus, išlikite tvirti. Mes remiame ir remsime puikų Jūsų sportinį judėjimą. Aš tiesiog susižavėjęs, kaip Lietuvos žydų bendruomenė remia Makabi ir visą veiklą čia. Turiu vieną palinkėjimą, kad bent vienas iš Lietuvos Makabiados atstovas dalyvautų net vieną kartą olimpinėse žaidynėse. Bet principe Makabiada turi būti olimpiadoje. Baltai žydrame pakvietime nupiešti 2 bėgikai. Jie bėga iš dešinės į kairę. Taip bėga senovės žydų raidės. Taip bėga mūsų mintys, mūsų viltys.
Nuostabu, kad jie nestovi vietoje, o bėga. Bėga iš užmaršties į atmintį, iš pažeminimo tamsybių į šviesą, į tai, kas nuo amžių amžinųjų vadinama žmogišku orumu ir garbe. Mes visi bėgame tūkstantmetį žmonijos maratoną, išsilaisvinimo ir laimės link. Ir norisi tikėti, kad jau niekas mūsų nenustums nuo bėgimo takelio ir kad mes lygus tarp lygių kirsime finišą ne paskutiniai.